Oi, žinai. Va, šitas va matai. Taip atsidaro. Ir vat su šita puse, va taip vat ir imsiu, žinai. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad planai vasario 16 nuplaukė. Kodėl nuplaukė? Visų pirma, tai šiandien aš laukiu iki kiek? Iki kelių aš šiandien laukiu. Iki 3 valandų, kol iš manęs paims siuntą. Sygiais, kol iš manęs paims ryšio įrangą. Aš laukiau kurjerio. Daugiau nei apie pusę dienos laukiau kurjerio, kol jisai iš manęs paims įrangą, ryšio įrangą. Suprantate? O iš tikrųjų tam vasario 16 dar reikėtų pasiruošti, suprantate? Reikėtų pasiruošti. Kadangi aš šiandien miegojau iki 10:30 ar iki 10:30, dėl to, kad privalėjau būti namuose, kad gražinčiau ryšio įrangą, aš ją visą supakavau, padėjau, gražinau, suprantate, gavau lapą. Suprantate, gavau lapą, va toks vat lapas. Va toks vat lapas, matai. Va toks vat lapas, žinai. Va toks vat lapas, žinai. Kad iš manęs bus paimta ryšio įranga. Ir šiandien privalėjau visą dieną būti namuose, sėdėti namuose, kad galėčiau atiduoti kurjeriui pagal įsipareigojimą ryšio įrangą. Nes ar praeitą, ar užpraeitą savaitę parašiau prašymą, kad aš atsisakau interneto. Aišku, to laiško niekas nematė, kaip ir aš atspėjau. Jie visiškai nematė to laiško. Ir kai pasiklausė, koks tavo pašto adresas, sako, negalioja. Aš sakau, negalioja tas pašto adresas. Tai aš turėjau skambinti kelis kartus ir tada pasakyti, kad aš viską atlikęs. Sako, tai jūs parašykite ir išsiųskite. Sakau, kaip aš išsiųsiu, sakau. Tai sako, to tipo dame, tipo to atgmail.com, žinai, aš sakau, tokio nebeturiu pašto. Tai sako, tada iš kito siūskit. Sakau, tai kad jau, sakau, išsiųstas tas prašymas, ranka parašytas. Ir sako, negali būti. Sakau, gali, sakau, pasižiūrėkit, va toks adresas, tara, ten tipo etaol.com, žinai, toks adresas ir sako, sako, gerai, sako. Tai vasario 10 dieną išjungsim internetą ir spėkite, jie išjungia. Ne, jie internetą neišjungia. Tol, kol modemas buvo namuose, tol tas internetas veikia. Jie tikrai nieko neišjungia. Tai kadangi aš užpraeitą savaitę atsisakiau interneto, šią savaitę šiandien, pirmadienį, vasario 14 dieną per Valentino dieną, atvažiavo kurjeris. Tiksliau, aš skambinau kelis kartus, porą kartų skambinau. Ir klausiu, sakau, kaip yra, sako. Sako, atvažiuosi nuo pusės 3 iki pusės 4, žinai, be 10 minučių, žinai. Tai sakau, gerai, sakau, atvažiuos kurjeris į daktą paskambinu, žinai. Nes jau 3 valanda kurjerio nėra. Jis turi pristatyti, jis turi pas mane pasiimti, jis turi pas mane atvažiuoti iki po 3:20. Kurjerio nėra, 3 valanda. Vėl paskambinu, sakau, ar numeris tas pats, sako, taip, ar numeris tas pats, pasakiau numeris, sako, jo, teisingai. Tai va šiandien visą dieną laukiau, kol iš manęs paims modemą. Niekur nejau, jokia biblioteka, niekur. Nei biblioteka, niekur nejau. Rytoj aš pas gydytoją, pas šeimystę einu, pas šeimos gydytoją, pas šeimystę. Tikiuosi, kad man parašys atleidimą nuo kūno kultūros, arba tai yra spec grupė. Tikiuosi, kad man parašys spec grupę. Nes ten tikrai yra normatyvai nežmoniški. Sako, kokia tu čia kūno kultūra profesiniai mokyklai? Tas pats kaip mokyklai, normatyvus padarai ir eini, Nesuprantu, bet sako, kokia tu čia kūno kultūra? Aš kaip pasiklausiau už grupokų, ką jie ten daro, 20 prisitraukimų per minutę ten kilometrą nubėgti. Eik, tu kokia nesąmonė. Tai eisiu pas šeimystę rytoj, po 4:20. Sakau, šiandien iki 3 valandų laukiau kurjerio, kad pasimtų iš manęs modemą supakuotą. Rytoj 4:30 turiu būti pas šeimos gydytoją. Tam, kad man parašytų spec grupę. Nes ten labai sunku, tikrai labai sunku. Kūno kultūra, fizinis, ten reikalavimai nežmoniški. Tikrai sakau, ten labai dideli reikalavimai. Ir kas blogiausia,
kad ta kūno kultūra yra visus metus. Visi metai kūno kultūros, įsivaizduoji. Visus metus kūno kultūra. 9 mėnesius kūno kultūra. Tai va. Po 9 mėnesių ten kažkas kito. Po kalbos prasidės anglų ten. Hujanglų. Man pohui anglų kalba. Aš svarbu, kad kompiuterį moku perskaityti, kas parašyti, tai ir viskas. Tiek man tos anglų kalbos ir tai reikia. Tai va. Šiandien iki 3 laukiau kurjerio, kad gražinčiau įrangą ir rytoj pusę 5 einu pas šeimos gydytoją. Taip, kad jokias bibliotekas niekur spausdinti aš neinu ir vasario 16 praleisiu namuose. Taip. Vasario 16 aš praleisiu namuose. Tada penktadienį mano kaimynas pažadėjo, kad dar kartą tirsis PGR. Dar kartą tirsis, žinai, pažadėjo, kad dar kartą tirsis. Pažadėjo jisai, kad dar kartą tirsis. Ir jeigu bus antras kartas izoliacijos, man poho, eisiu vis tiek į mokyklą, žinai. Tai va, žinai. Kaimynas pasirodo, jam diagnozuotas kaimynų diagnozuotas COVID'as, bet jis sakė dar kartą tirsis. Sakau, taip ir yra, žinai, kai žmogus nori, supranti, taip ir yra, žinai, kai žmogus kusimusai, kur tik tai papuola, ten lekia, supranti, kaip, kaimynas nori ištrūkti, nusifilmuoti, masuoti, ir jeigu jis antrą kartą gaus COVID'ą, aš jam pasiūlysiu baigti visus tos filmavimus, supranti. Nes kiek kartų jis besitirsis, visą laiką gaus COVID'ą, supranti. Kiek kartų jis besitirsis, visą laiką gaus COVID'ą. Jeigu bus trečias kartas COVID'o, sakysiu, reikės su juo pašnekėti. Kad gal geriau jis tegu praleidžia tą masuotą, supranti. Reikės jam pasiūlyti kaimynui, kad geriau jisai apleistų tą filmavimą. Nes jeigu jis antrą ir trečią kartą gaus COVID'ą, tai blėt, aš negalėsiu mokyti, supranti. Aš tiesiog negalėsiu eiti į profesinę. Jeigu jis antrą ir trečią kartą gaus COVID'ą, tai galimai jis COVID'ą gaus dar ir antrą kartą. Aš įtariu, kad jis gaus COVID'ą ir antrą kartą. Antrą kartą pas jį taip pat gali būti nustatytas COVID'as. Ir tada reikės su juo pašnekėti, žinai. Tada reikės su juo pašnekėti. Šiandien jis žadėjo skambinti šeimystį, nieko nepaskambino, miega iki vakaro, miega iki pavakarių, supranti. Reikės pašnekėti rimtai su kaimynu ir socialinė. Ką daryti, jeigu jam pastovi patvirtinamas COVID'as. Teisiškai jis gali tikrinti, žinai. Bet jis turėtų suprasti ir mane, bret, man tai paskaitos, man pamokos. Ir dėl to, kad ir dėl jo noro filmuotis, paskui aš negalėsiu mokytis, man tai. Filmuotis nebūtina, mokytis man iš dalies yra būtina, nes aš pasirašęs sutartį, kontraktą. Tai jeigu kaimynas taip nori filmuotis, tai tegu palaukiu, kol praeis pandemija. Nes, blet, aš per jį negalėsiu mokytis, supranti. Jeigu jam antrą kartą patvirtins COVID'ą, reikės pasišnekėti, kad jis galbūt mestų tos filmavimus, nes per jo tą norą filmuotis masuotėse aš negaliu mokytis. Tai va.